Kai jau turim paruošę sporto programą, laikas išsiųsti ją klientam. Tam pakanka tik nusiųsti nuorodą ir nereikia ruošti jokio papildomo dokumento. Nuoroda yra unikali ir skirta vienam klientui. Čia matau yra 2 supersetai, priėjimai, svoriai ir viskas, ką paruošėme klientui prieš tai. Spaudžiant pratimo, matom išsamią informaciją. Jei septimoje kursite pratimus ir įkelsite savo vaizdo įrašą, jis bus rodomas čia. Šiame lange yra pasiūlymas prisijungti. Klientams tai nebūtina, bet prisijungus veikia daugiau funkcijų ir septimą galima išnaudoti pilnai. Spaudžiu prisijungti. Dabar sporto programa tapo priskirta prisijungusiam klientui. Spaudžiu ant kojų treniruotės ir dabar matau mygtuką pradėti treniruotę. Sportuojant pagal programą čia patogu pildyti rezultatus, pažymėti, kas buvo atlikta, pakeisti pakartojimus ar svorius, pridėti daugiau praėjimų ar palikti komentarą treneriui. Užbaigęs treniruotę, apačioje spaudžiu baigti. Čia pažymiu, kaip man sekėsi. Tai kaip treniruotės įvertinimas padeda treneriui greitai suprasti treniruotės krūvį klientui. Dažniausiai naudinga dalintis rezultatais su treneriu, bet klientas galbūt ne visada to nori. Dėl to yra pasirinkimas dalintis ar ne. Jei rezultatais dalinamasi, treneriai gauna pranešimą ir tuos rezultatus gali matyti. Šiame vaizdo įraše parodžiau, kaip klientai mato sporto programas ir pildo treniruotes. O kitame parodysiu, kaip atrodo trenerio profilis, darbo valandų pildymas ir treniruočių rezervavimas.